Tai faktiškai parodysim jums dabar, kaip blindažas atrodo. Можете показать? Да, я покажу. Турим жмогу, kuris aprodys viską. Тільки тут, мабуть, немає світла. Так, світла тут немає. Окей. Дорожно. О. Ну вот, печка есть. Так, да. Tai pečiukas realiai pats paprasčiausias, kuris šildymai malkos sukrautos virš pečiuko, automobiliai iš karto džiūsta. Konstrukcija nesudėtinga. Jeigu Lietuvoje atsiras žmonių, kurie turėdami parankinių priemonių laiko suvirinimo aparatą ir pagamins kažką panašaus, mes kariams atvešim, nes čia pagal vietas matot, kad gali gulėti, būti aišku, gali daugiau stovimai padėti subėgti apšaudymo metu, žmonių slėptis nuo artilerinio apšaudymo, visą kitą. Bet tokių vietų reikia daug ir tokių pečiukų reikia daug, nes kai pozicijos yra užimamos, tiesiog jūs suprantat, kad tokiu atveju sužeistųjų evakuacija yra svarbiau, o ne pečiuko gelbimas ir paprastai tokie dalykai, jie tiesiog pasilieka viskas jau. Ten, kur buvo, ten ir liko. Tai, todėl mums jų reikia. Kiekvieną kartą vežam ir visada reikia. Tas pats su generatoriais, nes jeigu prasideda rusų vadinami masiniai šturmai ir jie pradeda lipti ant galvų, amunicija baiginėjasi, tu supranti, kad tu tiesiog turi iš čia bėgti ir bėgi turėdamas ginklą, ten kuprinę, dar reikia su savim gabentis sužeistuosius ir visos priemonės. Netgi tie patys blujiečiai, EcoFlow, kurie kainuoja po 600, po 900 eurų, jie nėra tas prioritetas, kuriuos reikia gelbėti. Tai geriausia, ką galima padaryti tokiais atvejais, tai tiesiog pečiuką atidaryti, užmesti dar malkų, kad visos materialinės priemonės, kurios yra sudegtų, o paskutinis išbėgantis dar ir granatą turėtų įmesti, kad bet kokie daiktai būtų kaip galima labiau sunaikinti. Taigi juos reikia ne tai, kad palikti, bet dar ir specialiai sunaikinti, nes kai rusai užims pozicijas, visos veikos ir dar tinkamos naudoti priemonės atiteks jiems. Grubiai tariant, jie užgrobs ir naudos savo reikmėms. Tai tokia situacija. Viskas padaryta iš parankinių priemonių.